Labą dieną. Visą dieną. Pats projektas yra nepilnai daromas pas mus. Žmogus susipirkęs nemažai daiktų ir pradėjęs yra jau instaliaciją, tačiau susidūrė su sunkumais, atvežė pabaigti mums. Taip galima pamatyti skirtumą tarp aftermarketinio garsiakalbio, kurį montuojam dabar. Tai nėra labai brangios serijos Focalo gamintojo garsiakalbis, tikrai daug kam įkandama kaina, ir originalus Alfos aukštadažnis. Tos detalės, to jau parodysiu, yra kampe ant panelės ir originalus aukštadažnis yra sumontuotas taip ir žiūri tiesiai į stiklą. Tai ir grotelės atsiranda, ir didelis tuneliukas, ir daug visokių fizinių atstumų, kurie bet kokiu atveju daro neigiamą įtaką garsui. Tai mes padarom labai paprastą konstrukciją, tai yra šiek tiek kampas atvertas, vadinasi, taip sėdint aukštadažnis bus vis tiek labiau žiūrės į tave, tai nebus papildomų konstrukcinių kažkokių problemų. Čia irgi tos pačios serijos vidutinių dažnių garsiakalbis, tuo galiu parodyti originalų, tai buvo originalus čia. Sunku įvertinti, bet diametras šiek tiek didesnis yra pridėto, tačiau pavyko labai gerai visus tarpus viską prieiti ir sutvarkyti. Turiu keletą nuotraukų, irgi įdėsiu. Lengvam pajungimui XT jungtis ir ne pats stipriausias variantas garso vibroizoliacijos, bet jau toks bazinis privalomas kažką darant. Taip, tai čia yra priešbosės sumontuotas į originalią vietą. Adapterių žmogus buvo nusipirkęs, mes juos panaudojom, tik tai priklijavom. Viskas, kad būtų sandaru ir tvirta. Nuėmus visą pakelėją, langų buvo išklijuota garso izoliacija irgi išorinė skarda. Mantas joga užsiiminėjo. Ten bus žemadažnis, toks neaukštas po dangčiu, na, o čia įranga visa. Tai dabar Mantas žiūri ir bando išspręsti maitinimo visus reikalus, kaip protingiau, kaip paprasčiau ir saugiau pajungti visą maitinimą. O aš turiu užbaigti kažkaip su aukštadažniais.